Labas ir vėl. Labas visiems. Įrašinėjau video jau kelis kartus ir galiausiai vis tiek mano video baigęs mano pasiutimu, nes šiandien raganėju. Mačiau Instagram'e tokį žodį visai patiko iš tikrųjų. Iš tikrųjų esu pikta ir šiandien plaukiai garbanuojas nuo pasiutimo. Nu rimtai. Ir pradedu įrašinėti ir kuo daugiau apie tai kalbu, tuo daugiau siuts jam. Tai dabar galvoju, įrašysiu ir bandysiu nesusikeikti, bet tikrai esu pasiutus ir pikta. Vakar, tarp kitko ir dar šiandien ryte turėjau irgi tokį pat atvejį, pasipylė nemažai klientų turinčių nelaimingų įvykių draudimą. Ir man bandančių įrodyti, kad jie turi absoliučiai pilną, nuostabiausią, dengianti viską, ką tik įmanoma, visas ligas, mirties atvejai, lūžiai visiems, ir vaikam, ir suaugusiam, bet kur, bet kada, bet kaip, vienu žodžiu, sveikatos didžiulis draudimas. A jūs rimtai? Nu, žinokit, net pakliūtų man į rankas tas, kuris taip pardavinėj daro draudimus, nu, žinokit, tikrai susipyktumėm ir labai stipriai. Ir jeigu kažkas iš advisor, iš draudimų patarėjų žiūrit šitą video, nu, duok Dieve, kad mes niekada gyvenime nesusitiktumėm, nes tikrai porą žodžių pasakyčiau. Nelaimingų įvykių draudimai yra tik tais nelaimingiems įvykiams. Paralyžius, akloms, tie patys lūžiai, mirties atvejai. Yra sąrašėlis konkretus, kas gali nutikti. Ir tai turi nutikti nelaimingo įvykio metu. Nelaimingų įvykių draudims. Accident cover. Net pavadinime sako accident cover. Tai nutinka tik tais nelaiminga įvykio metu. Atsitikę dalykai bus drausti. Ir tai ne visi. Toli gražu ne visi. Yra konkretus sąrašas. Ta sąrašą visi klientai jūs turit. Jūs gaunat jį paštu. Arba elektroniniu paštu. Ne? Ir turit žiūrėti, kas ten yra. Gumbas kaktoj arba kelias siūlės tikrai nebus dengta. Tai yra taip, nelaimingas įvykis, bet jo nėra sąraše. Ne? Vaikam lūžiai taip, yra drausti, išmokas nėra didelės, jos labai nedidelės, keli šimtukai. Ne? Bet taip, nelaimingų įvykių draudime galima apdrausti vaikam lūžius. Bet pagalvokit, ar tikrai verta turėti tokį draudimą tam, kad jeigu atsitiktų kažkoks įvykis, ne, ir vaikui lūžtų kauliuks ir gautume 200 svarų. Verta turėti tokį ar ne? Ar vietoj to, kad jūs išleistumėt nuo maždaug, nežinau, plius minus vidurkis apie 20 svarų. Nuo 9 prasideda, aš turiu nuo 3 svarų 60. Ir taip, tą draudimą dažnai darau. Nu, dažnai, sąlyginai dažnai. Turiu papasakoti klientam apie jį, pasakau, bet kad jį labai garbinčiau, aukštinčiau ir tai būtų nuostabiausias draudimas, nes nuostabiau nebegalim nieko kito turėti, tikrai taip nėra. Tai yra absoliučiai tik tais nelaimingų įvykių draudims ir su labai glaustu, mažiuku, siauru ir labai konkrečiu nutikimų sąrašu, kas gali atsitikti. Ne? Ir niekaip nemakaluokit, nemaišykit, nedubliuokit, nedėkit į krūvą su kritinių ligų draudimu, nes tai absoliučiai visiškai du skirtingi draudimai. Visiškai. Nelaimingų įvykių draudimą niekaip negalim pavadinti sveikatos draudimu, net šalia to nestovės jis. Ir čia ima pyktis baisulinės ant tų draudimą patarėjų,
nenoriu jais vadinti specialistų, todėl kad jie tikrai ne specialistai, jeigu teigia tokias nesąmonės. Ir atsiprašau, jeigu aš kažką įžeisiu, bet tikrai šnekat nesąmonės. Neturi būti taip, nelaimingų įvykių draudimas draudžia tik tais nelaimingus įvykius, būtent įvardintų sąraše, kurį klientai gauna, kurį jūs kaip klientai turit. Arba paštu gavę, arba elektroniniu paštu. Ne? Ir tai niekaip nesusiję su kritiniu lygų draudimu, niekaip nesusiję su privačiu sveikatos draudimu, netgi atsižvelgiant į tai, kad nelaimingų įvykių draudimas turi ligonpinigius. Jeigu žmogus guli ligoniniai, yra kelias skirtingas sąlygas. Gali būti tik tais dėl nelaimingą įvykį, gali būti ir dėl ligos, nes jeigu opcija tokia pasirinkta, taip, tai gali būti. Tai vat vienintelis pliusas, ką aš sakyčiau kaip po pliusas, tai vat yra ligonpinigiai, ne? Bet netgi ir tai galim turėti kritinių ligų draudime, jeigu pasirenkam teisingai. Ne? Bet daugiau tai tenais yra tik nelaimingų įvykių draudimas ir niekaip nesusiję su, aš kaip kad sakau, normaliais kritinių ligų, privačiais sveikatos draudimais. Tai niekaip neturi nieka bendra. Ne? Ir tie, kas turit accident draudimus, tai tikrai žinot, kad jie vadinasi accident arba jie yra keli skirtingai. Yra Precise Protect Accident, yra MetLife accident draudimas, yra Aviva turim accident draudimą. Iš senų laikų yra dar kelias skirtingas kompanijas, ne? Ir būn, kad klientai turi jau eilę metų mokamą. Ne? Viskas su tuom gerai, jeigu jūs tiksliai žinot, kas yra drausta. Bet vakar kelis klientus turėjau ir nors verka atsisėdus, kai reikia paaiškinti, kad realiai pas jūs nėra didelio sveikatos draudimo, kurį jūs įsivaizduoja turintis. Ir kai man pradeda sakyti, pas mane drausta viskas, nu tai aš tada atsisėdu ir klausau, kas tas viskas. Nes viskas niekada nebus. Kad ir kaip norėtumėm, viskas drausta niekada nebus. Nelaimingų įvykių draudimas, jis turi konkretų, mažiuką, labai aišku sąrašą, kas yra drausta. Kritinių lygų draudimas turi konkretų lygų sąrašą, didesnį, mažesnį arba labai mažiuką. Vėlgi vakar apie tai kalbėjau, ne, kad reikia žiūrėti, kiek tų lygų yra drausta ir kokias jos yra. Yra konkretus pasakymai, parašymai ir dokumentais įforminta viskas, ne, kas yra konkrečiai drausta ir kokiais tais įvykiais. Tai labai prašau, būkit protingi, bent jau mano klientai, ir dieve, ne, aš net artin į tą pusę su informacija neinat, kur nelaimingų įvykių draudimas yra vadinam sveikatos draudimu. Nėra, nebuvo ir nebus. Todėl, kad tai yra tik tais nelaimingų įvykių draudimas ir nieka kita. Nežinau. Nein man ramiai šnekėta tema iš tikrųjų ir dabar įrašiau ir jaučiu, kad gal nelabai reiktų dalintis to įrašu. Nu, bent jau be keiksmažodžių šį kartą man pasisekė. Nes iš tikrųjų, kraupu kartais, kai pasižiūri ir atsisėdi su klientai šnekėti ir kokią informaciją jie turi. Ir sėdi ir galvoja, ar jums taip tikrai buvo pasakyta, ar jūs taip supratot tik tais, ar kažkokia ta informacija buvo, ne, aš negaliu sakyti, kad pameluota ar nuslėpta, bet tiesiog kartais per daug pagražintai viskas pateikta klientam. Ir tas yra baisu. Draudimų specialistai, draudimų agentai, vadinkim kaip norim, tie žmonės, kurie suteikia klientam informaciją, turi būti adekvatus ir turėti teisingą informaciją. Ir man žiauriai gaila, kai klientams yra paduota visai ne tai, kas turėtų būti. Ir sveikiem, absoliučiai jauniem, su šeimom, su vaikais žmonėm yra padaryti tiesiog nelaimingų įvykių draudimas ir nieka kita, kur šiaip realiai jis nedengia nieka normalaus. Tai yra žiauru, tai yra baisu ir taip neturi būti. Jeigu jau žmonės suvokėt, kad jums reikia draudimo ir tuom rūpinatės, tai pasirūpinkit taip, kaip priklauso. Tikrinkit, lyginkit, gavot informaciją iš vieno konsultantą, pasišnekėkit su kitu. Konsultacijas visą laiką pas visus yra nemokamai.
Jeigu jums kažkas uždėjo mokestį kažkokį, tai bėkit nuo jo po toliau, nes taip neturi būti. Ir konsultantai turi dirbti nemokamai, nes ir atlyginimai tam ir visa kita, ne? Tai iš karto sakau, bet lyginkit, išsiaiškinkit ir žinokit tiksliai, kas pas jumis yra. Taip aš nesakau, nelaimingų įvykių draudimas gali būti padarytas ir aš jį kartais padarau savo klientam, bet dažniausiai būna tiem klientam, kurie jau nieką kitą nebegali turėti. Ir viena iš opcijų, kad bent jau kažkas būtų drausta, kad bent jau tie lūžiai būtų drausti, ligonpinigiai būtų pridėti. Taip, tai yra viena iš opcijų turėti nelaimingų įvykių draudimą. Bet visiškai sveikiem, šeimas turintiem, vaikus mažus turintiem, daryti tokį draudimą, nu čia yra kosmosas. Esu pikta, pasiutus ir sakau, man šiandien garbanas sukas tikrai ne dėl to, kada nors tiesiog šiaip savo sukas kasdien, o iš pykčio ir iš pasiutimo, nes nu neturi taip būti. Nelaimingų įvykių draudimas yra visiškai atskirs produktas ir niekaip jo negali makaluoti, maišyti ir dėti krūvą kartu su kritinių ligų draudimu, kartu su privačiu sveikatos draudimu. Tai visiškai atskiri reikalai. Ir tą turit žinoti, būkit protingi, tikrinkit ir lyginkit, konsultuokite su keliais konsultantais. Duokit savo laiką. Į parduotuvę nuėję pieno kainą patikrinat, kiek Tesco ir kiek Lidl. Tai šitą mokam, šitą suprantam, kad reikia pasilyginti, kur yra pigiau ir kur yra geriau. Bet kas liečia jūsų asmeninius draudimus, kur jūs tikrai mokate nemažus pinigėlius ir kai reikės gauti išmoką, kai tikėsitės, kad jūs ją turit, jūs jos negausit arba neturėsit, arba tai nebus drausta sąraše. Tai tikrinkit, žiūrėkit ir žinokit, kas yra. Kad nelaimingų įvykių draudimas yra visiškai atskirs mažiuks produktas. Toli gražu ne kiekvienam skirts ir tikrai gali turėti daug geresnius variantus. Nešneku apie tuos, kurie nieko kitą nebegali turėti. Taip, gali būti, bet kiekviena situacija yra labai individuali, labai skirtinga. Todėl privalu tikrinti, lyginti, žinoti ir tiesiog turėti tą teisingą informaciją. Paleisiu šitą įrašą ir dar kartą palinkės, tiesiog būkit mano protingi žmogeliukai ir tikrinkit, žinokit ir jeigu reikia pagalbos patikrinti, duokit man žinoti ir padarysim visą tai. Bet nemakaluokit į krūvą absoliučiai skirtingų draudimo produktų ir žinokit tiksliai, kas pas jūs yra padaryta. Gerai, viskas sakau iki. Einu tiesinti savo garbaną gal. Viso.